pokalbiai kartu. Studijoje grupės Akli vokalistas, lyderis, muzikantas Kristijonas Valančius. Labas rytas. Labas rytas. Smagu, Kristijonai, labame ryte vėl susitikti. Žinau, kad su nauja daina Per saldu grupė Akli žengia į naują kūrybinę etapą, atsiplėšė nuo grupiai įprastos skambės. Ar gali truputėlį apie tuos pokyčius papasakoti? Ar jie yra strategiškai suplanuoti, ar visiškai organiškai natūralūs ir kaip stipriai galų galiai jūs kintate? Nežinau, ar tai yra labai suplanuota ar pergalvota, tai tiesiog atsitiko, nes man atrodo, kad grupė eina per natūralią progresiją ir keičiasi mūsų garsas. Tas garsas, ar jis stipriai kinta? Turbūt, kad vis dar būsite apibrėžiami kaip industrinio roko ir post-punko kolektyvas. Taip, tai nėra kažkoks drastiškas pokytis, galbūt net estetinių klausimų, tai tiesiog galbūt dainos turėtų būti prieinamesnės didesniam klausytojų ratui. Truputį švelninam kampus, jeigu galiu taip išsireikšti. Ar jau spėjote pajusti, kad klausytojai reaguoja teigiamai, nes rengėte ir išankstinę vaizdo klipo kūriniui Per saldu peržiūrą, taip pat jau ir internete, toje pačioje YouTube platformoje, tų liapsų, man atrodo, nestinga. Ar jau patys pajutote grįžtamą į ryšį? Taip, labai kažkaip atrodo, kad surezonavo su žmonėms šitas klipas ir šitą dainą, tai tiesiog labai džiaugiamės. Ar gali papasakoti šiek tiek daugiau apie patį kūrinį Per saldu? Žinau, kad grupės nariai ir tu pats aiškinate jį skirtingai, bet galbūt apie kūrybinės aplinkybės. Ar gimė jis jau po trečiojo albumo 3, kuris pasirodė 2023-aisiais išleidimo, kas galų gale po tuo pavadinimu koduojama, nes nei kūrinyje, nei vaizdo klipe, tikrai jokio cukraus nėra. Taip, kūrinys gimė po mūsų trečiojo albumo ir kažkaip natūraliai susidėliojo ir iškrito. Tai tikrai nebuvo perspausta ar perplanuota, kažkokia natūrali progresija tiesiog leido šitam kūriniui gimti ir jis tikrai yra seka to, kas buvo prieš tai. Ir kad jau apie vaizdo klipą prabilome, man atrodo, kad reikėtų tą pokalbį pratęsti ir tikrai reikėtų jį pratęsti su vaizdo klipo kūrybos direktoriumi Vitalijus Puzyriovas, ne tik muzikos prodiuseris, bet štai ir su vaizdo klipu dirbęs žmogus, buvo kūrybos vadovas šiame vaizdo klipe. Vitalijau, labas rytas. Sveiki. Ar galėtum pirmiausia papasakoti apie savo funkcijas, minėtame vaizdo klipe, kūrybos vadovas, kaipgi tau sekėsi diriguoti visam kūrybiniam procesui ir, apskritai, koks tai buvo procesas? Užduotis iš tikrųjų labai ir paprasta ir sudėtinga vienu metu. Visų pirmiausia, man atrodo, kūrybos vadovo užduotis yra sujungti visą komandą tam pačiam kažkam tikslui. Surinkti visų pirma, parinkti žmonės, pasiūlyti. Tai taip atsirado klipo režisierius Vytautas. Ir tiesiog turėjau idėją, kurios pats tuo metu būčiau neįvykdęs, kaip režisierius, sakykime. Tai lengviau gal buvo prižiūrėti šalies tą visą rezultatą, kažkokias kūrybinės gairės buvome išsikėlę, kurios tarnautų daina taip pat galbūt turėtų kažkokį gerą vizualinį naratyvą, stilistiškai, estetiškai ir panašiai. Kristijonai, mes vaizdo klipe matome tam tikrą nemalonę švilpiko dieną, nuolat pasikartojantį fragmentą, esi apliejamas vandeniu. Kultūros portalas Ori.lt gerai pastebėjo, kad Akli kūryba gimsta tik iš kančios, ar gali paantrinti, ir apskritai papasakoti apie tą pačią patirtį, nes suprantu, kad nebuvo taip paprasta vaizdo klipe filmuotis, kai jis yra būtent toks. Tikrai nebuvo paprasta, bet buvo labai smagu. Tiesiog paskaičiavau, kad 15 valandų klipo filmavimo metu buvau kiaurai šlapias. Tai tiesiog buvo gal fiziškai nepatogu, bet kažkaip išėjo išreikšti tą emociją, bandant vaidinti. Taip, iš tikrųjų vaidinti gal net pirmą kartą. Tau puikiai pavyko. Ačiū. 2 vaidmenys, 2 personažai ir tikrai vėlgi mačiau ne vieną liaupsę būtent tam tavo aktoriniam debiutui.
tie du personažai, kiek jie rezonuoja su tavimi ne vaizdo klipe, kasdienybėje, ar pats mastai apie kažkokį dvilypumą? Tas pirmasis personažas labai rezonuoja su manim, tas tikrasis. Tas pavargęs. Ne, tas kristijoniškas. O tas vyresnis, jisai gal kažkoks labiau šaržinis personažas. Vitalijau, ar gali papasakoti apie patį kūrybinį sumanimą? Mes žinoma jį išvysime, bet kaip ta idėja gimė? Žodžiu, čia visų pirma linkėjimai Vytauto Adomaičio režisieriui ir visai prodiuseriniai komandai Baltas Media. Ir operatoriui Serapinui tuo pačiu. Tai idėja buvo iš tikrųjų labai paprasta. Idėja buvo apie tą tokią kūrėjo, žodžiu, kelio prarąją, kur tu kaip ir jau turi kažkokį užnugarį ir klausytoją, sakykime, palaikytoją. Ir kartais atsiduri situacijose, kur dirbi dėl jų ir galbūt tai tave gali pražudyti. Ir mūsų klipe mes taip ir iki galo ir neparodom, ar ten pražuvęs tas mūsų veikėjas ar ne. Ir noras iš tikrųjų kiekvieno, man atrodo, kūrėjo, tai čia šiek tiek rezonuoja ir su mano kūrybiniu keliu, kažkaip išlikti ir savo ištikimam ir tuo pačiu gal patikti vis tiek, nes ne vien savo darai tą kūrybą, nors ir iš tos kančios ar iš džiaugsmo, kas kūrė. Tai to ilgoamžiškumo scenas, sakykime, klausimas yra keliamas ir tuo pačiu jo kartais atrodo išgyveni vis tą patį laikotarpį, kurdamas vis naują albumą, o gyvenimas bėga, tai toks, sakykime. Nepasilikime tik savo, labai ačiū, kad atvykote į studiją, pasidalykime ir su LRT televizijos žiūrovais, Kristijonas Valančius.